Trečiadienį Panevėžio ekrano laukia vienas svarbiausių dvikovų šį sezoną. Ekraniečių varžovas Vilniaus miesto futbolo draugija Žalgiris. Panevėžiečiai šiemet su sostinės klubu Lietuvos čempionate žaidė 2 kartus ir abu susitikimus pralaimėjo. Balandžio 10-ąją Vilniuje mėlynai raudoni Žalgiriui nusileido rezultatu 0-2, o gegužės pabaigoje Aukštaitijos stadione pralaimėjo 0-3. Tačiau nepaisančių nesėkmių mėlynai raudoni į aikštę trečiadienį žengs su tikslu iš Vilniaus grįžti su 3 taškais. Šiemet ekranui rungtyniauti sunkiai sekasi ne tik su Žalgiriu. Jau čempionato pradžioje ekraniečiai pateko į duobę, iš kurios komanda lipo sunkiai. Vėliau panevėžiečiai taškus barstė sezono viduryje, o ilgiausia pergalių serija tetruko 6 rungtynes iš eilės. Ekraniečiams dabar kiekvienas mačas tarsi lemiamas. Deja, tačiau panevėžiečiai praėjusį sekmadienį dar kartą nepasinaudojo galimybę iškovoti 3 taškų, kai išvykoje pralaimėjo Pakruojo Kruojai rezultatu 0-1. Paskutinį kartą Ekranas ir Žalgiris susitiko prieš 4 mėnesius. Nuo to laiko panevėžiečių komandos sudėtyje įvyko kardinalių pokyčių. Ekranas atsisveikino su 6 žaidėjais, o komandą papildė 3 legionieriai iš Serbijos. Deja, bet rungtynėse su Žalgiriu ekraniečiams padėti negalės Egidijus Varnas, kuris šį mačą praleis dėl geltonų kortelių. Učena Umeh iš rikiuotės iškritęs dėl ligos ir Aurimas Pučys, kuris būtent pirmosiuose sezono rungtynėse su Žalgiriu ir patyrė sunkią kojos traumą. Būtent itin dažnos ekraniečių traumos treneriams ir neleido suformuoti optimalios sudėties. Tuo metu vilniečiai panašių problemų išvengė ir tai ko gero viena priežasčių, kodėl Žalgiris šiuo metu gana tvirtai užima pirmąją turnyro lentelės vietą, ekraną lenkdamas 7 taškais. Ar pavyks ekranui palaužti Žalgirį jų tvirtovėje ir grįžti į Panevėžį su 3 taškais? Atsakymai į klausimus paaiškės jau trečiadienį vakare.